Pradedame nuo svarbiausių naujienų. Izraelio gynybos pajėgos pradeda smūgius pietų Libane, kaltindamos Hezbollah paliaubų pažeidimu visame šiaurinėme fronte. Situacija vietoje sparčiai vystosi. Išsamios informacijos apie šį pažeidimą dar nėra paskelbta viešai. Anksčiau trečiadienį Izraelio gynybos pajėgos paskelbė skubų evakuacijos įspėjimą pietų Libano Mansūrio kaimo gyventojams prieš planuojamus smūgius teroristiniai grupiai. Izraelio gynybos pajėgų atstovė spaudai arabų kalba sakė, atsižvelgiant į Hezbollah pažeidimą, Izraelio gynybos pajėgos yra priverstos imtis jėgos veiksmų prieš ją. Ji pakartojo, kad visi esantys šalia Hezbollah kovotojų objektų ar ginklų rizikuoja savo gyvybę. Tuo tarpu, dramatiškai vystantis įvykiams Italijoje, derybos tarp Izraelio ir Libano baigėsi. Romoje jos baigėsi keliomis valandomis anksčiau, o Izraelio komandos šaltinis i24 News sakė, Izraelio ambasadorė JAV Jačelis Leiteris paprašė Amerikos pusės sustabdyti derybas dėl nuolatinių klaidinančių nutekėjimų iš Libano delegacijos. Diskusijos turėtų būti atnaujintos ketvirtadienį. O dabar, norėdama aptarti naujausius įvykius, malonu studijoje pasveikinti atsargos pulkininką leitenantą Jonataną Kondrikusą, buvusį IDF tarptautinį atstovą spaudai ir vyresnį bendradarbį Demokratijų gynybos fonde, bei mūsų vyresnį artimųjų rytų korespondentą Arielį Ozeraną. Ponai, labai jums abiem ačiū. Jonatanai, noriu pradėti nuo jūsų. Situacija vietoje vystosi, o IDF siunčia aiškę žinutę. Jei Hezbollah teroristinė grupuotė pažeis paliaubas, atsakas bus greitas. Taip, manau, galime aiškiai pasakyti, kad Hezbollah iš tiesų pažeidė paliaubas, įvyko išpuolis. Išsamios detalės dar nėra aiškios, bet deja žinome, kad šio išpuolio pasekmės jaučiasi. O Izraelis dabar ruošiasi ir jau pradėjo. Žinote, mes jau surengėme kelis smūgius, bet manau, kad turime atsižvelgti į keletą dalykų, kurie vyksta pietų Libane ir žinoma, kas vyksta Romoje. Visi šie dalykai yra susiję. Ir aš netgi išplėščiau tai, kas vyksta Libane ir susiečiau su įvykiais Irane, susijusiais su JAV ir Hormuzu. Jie yra susiję nuo viršaus iki apačios. Sakau, kad iraniečiai tikriausiai ragina savo įvairias parankinės grupuotės, Irako sukarintos grupuotės, Husių judėjimas Jemene ir Hezbollah Libane. Visi jie raginami daryti daugiau, kelti daugiau nestabilumo, sukelti daugiau smurto. Iraniečiai nėra patenkinti derybomis ir vykstančių susitarimu tarp Izraelio ir Libano. Jie nori tai destabilizuoti ir sugriauti. O geriausias būdas jiems tai padaryti – pasitelkti Hezbollah vietoje. Pažeisti susitarimą, sukelti reikšmingų pasekmių mūsų pusėje ir priversti Izraelį į tai reaguoti. Taigi tai tikrai atitinka Iranų interesus. Ir mes matome, kad derybos Romoje, žinoma, yra teigiamas dalykas, kad jos vyksta, tačiau jos yra labai įtemptos. Ir netgi, kaip jūs sakėt, ambasadorius Leitneris paprašė šiandien jas baigti anksčiau, dėl to aš tai pavadinčiau nesąžiningais nutekėjimais ir manipuliaciniais iškraipimais, kurie sklinda iš Libano pusės, daugiausia bandant susidoroti su Hezbollah informaciniu karu prieš Libano vyriausybę. Tačiau tai taip pat susiję su tuo, ką tik pranešėme, ir su tuo, kas vyksta vietoje. Taigi turime įvairias organizacijas ir subjektus, kurie sutelkia dėmesį į tą pačią kovos zoną. Hezbollah įgyvendina savo vietinius planus, bet taip pat, manau, tarnauja Irano interesams. Taip pat bus labai svarbu, Ariel, stebėti, kaip Izraelio gynybos pajėgos vykdys šį atsaką. Žinome, kad prieš šiuos smūgius tam tikrose pietų Libano vietose buvo paskelbti įspėjimai evakuotis. Tuo pačiu metu laukiame, ar šis atsakas išprovokuos kokią nors kitą Hezbollah reakciją. O tai galėtų kelti didelį nerimą. Taip, Izraelio gynybos pajėgos dar nepaskelbė, kad jų atsakomųjų smūgių banga atsakant į šį pažeidimą jau baigėsi, tačiau atrodo, kad kalbame apie riboto masto atsaką. Tai skirta nesužlugdyti derybų, priešingai nei tai, ką padarė Hezbollah, kurių tikslas buvo sužlugdyti derybas ne tik ataka, bet ir bandymų išprovokuoti griežtesnį Izraelio atsaką, kuris praktiškai padarytų neįmanoma Libano pusiai tęsti derybas su Izraeliu. To neįvyko. Taigi čia matome, galėtume pasakyti, pradinį šio derybų proceso išbandymą.
Tai vyksta jau kelias savaitės ir planuojama tęsti. Taip pat kalbant apie bandomasias zonas, kurios yra vienas iš klausimų, kurios šalis aptarė, mes esame tik pirmoje tų bandomųjų zonų dalyje, kalbame apie 3 kaimus iš daugiau nei 20. 10 kaimų vis dar turi būti atlaisvinti nuo Izraelio pajėgų ir perduoti Libano ginkluotosioms pajėgoms. Šis procesas vyksta labai lėtai. Ir tai suteikia Hezbollah daug laiko griauti, bandyti grasinti, sužlugdyti darybas ir abiem pusėms priklauso užtikrinti, kad taip neatsitiktų. Kalbant apie Libano pusę, suteikiant Izraeliui garantijas, kad tokie incidentai daugiau nepasikartos. Arba priešingai nei apibūdino Jonathanas, pasitarnauti Hezbollah informaciniam karui. Buvo teigiama, kad miestelis, kuriame įvyko šis pažeidimas, nebuvo saugumo zonoje. Kai kiekviename Izraelio gynybos pajėgų išleistame žemėlapyje parodyta, kad Mansūri miestelis yra saugumo zonoje, kurioje Hezbollah veikla būtų draudžiama. Jie ten veikia. Tai yra paliaubų pažeidimas. Bet matėme, kad Libano pusė tam pasitarnavo. O Izraelio pusėje išbandymas yra viena vertus parodyti santūrumą, bet neleisti Hezbollah tęsti savo pažeidimų. Nes jei Hezbollah įgaus pagreitį ir taps labiau, tarkime, užtikrinta savo gebėjimu vykdyti šias atakas prieš Izraelį, tai pakenktų deryboms ir ilgainiui jas apsunkintų, o būtent tiek laiko tikimės, kad šios derybos tęsis. Taip. Todėl kyla klausimas. Taip, turiu omenyje, Izraeliui akivaizdžiai reikės atsakyti į tokį rimtą pažeidimą ir ataką. Izraeliui reikia reikšmingai atsakyti, kad atgrasytų Hezbollah iš vienos pusės, iš kitos pusės, jei tai susiesime su regioniniu kontekstu. Izraelis tiesiog pasakė ne, kitais žodžiais, bet apskritai kalbant, tiesiog pasakė ne taikos tarybai ir pasitraukimui iš Gazos. Ir nemanau, kad Izraelis nori būti matomas kaip šalis, kuri priešinasi teigiamiems pokyčiams Gazoje, taip pat būti laikomas ar kaltinamas tuo, kad žlugdo taikos derybas Libane. Taigi tai labai subtili situacija, daug veikėjų, bet mes žinoma galime tikėtis, kad Hezbollah ir toliau darys viską, ką gali, kad sužlugdytų taikos procesą tarp Izraelio ir Libano. Juos tai neramina, jie dėl to patiria stresą ir tai yra rimta grėsmė Hezbollah. Todėl jie ir elgiasi taip, kaip elgiasi.